Sveiki gyvi. Poryt.lt ir Poryt komanda. Žmonės, kurie žiūri netgi ne tai, kas bus rytoj, o dar toliau. Poryt Edmondas Babenskas, čia man iš dešinės, Dainius Radzevičius iš kairės. Taip. Abu yra ekspertai, abu yra žurnalistaujantis šiuo atveju. Žmonės, kurie tikrina, kaip veikia tam tikri daiktai. O mano rankose puikus Sony aparatas. Aš irgi tokiu aparatu džiaugiausi. Ir ne tik juo. Per visą tą laiką mes mėginome įvertinti įvairių įrenginių, nežinau, kokybę, sunku turbūt būtų pasakyti tiksliai. Žodžiu, bandėme prisitaikyti juos prie savo kasdienės gyvenimo. Vartojimo scenarijai. Va. Ir turime įvairių pamastymų tomis temomis. Tai nežinau, nuo ko čia pradėti. Gal nuo Edmondo, kuris šiaip jau jubiliatas. 100 laida. Įvairiuose formatuose. Juk ta 100 laida turbūt ne radijo. Mes kalbam apie laidą. Į radiją patenka nedidelė mūsų apžvalgų dalis ir pamastymų. Pagrindas yra be abejo internetiniai kanalai, tai yra visų pirma YouTube'as, Facebook'as ir mūsų svetainė Poryt.lt. Tai per šituos 3 kanalus, kalbant dabar ne apie radio klausytojus, mūsų jau pasižiūrėjo apie 80 000 žmonių ir mes per savaitę sulaukėme maždaug 4,5 tūkstančio peržiūrų per šitos 3 kanalus. Ir tai rodo, kad auditorija, kad ir nelabai greitai auga, nes mes savireklamai neturime biudžeto ir negalim tam skirti pastangų. Vienok šiandien tikriausiai norėtųsi pasidalinti tais įspūdžiais, kuriuos mes patys, kaip žmonės žaidžiantis jau 4 mėnesių šitą žaidimą, galėjom pasidžiaugti įvairiais įspūdžiais, kai srautas naujų gaminių, stipriausių gamintojų pasaulyje mus pasiekė nuolat ir mes turim galimybę juos pasibandyti, susipažinti ir yra greta didelio darbo, kurį reikia atlikti jį paruošiant naudojimuisi, nes reikia patekus naujam telefonui arba planšetė arba kad ir fotoaparatui reikia skirti keletą dienų tam, kad jį sukonfigūruoti. Tai čia yra, taip sakant, irgi toks neįdomioji to darbo pusė, bet po to laukia labai daug visokių gerų emocijų, kai tu pamatai žmogiškosios kultūros proveržį per daiktinį pasaulį, per pačius inovatyviausius, protingus daiktus, kurie mūsų gyvenimą daro patogesnį ir tokiu būdu lyg ir pats bandai susipažindamas pasisemti tos išminties, kurią turėjo tie žmonės, kurie sukūrė šitos sprendimus. Gerai, tai tada gal vienas kitas įspūdis galėtų būti čia pateiktas kaip įrodymas. Dainiau, kas labiau patraukė, kas patiko, į ką vis dėlto vertėtų atkreipti dėmesį. Juk procesas, jisai šiaip jau pakankamai reikšmingas. Tai yra komentaras, žurnalistiškai šnekant, tos žinios, kurią visi gali kaip ir gauti. O žinia yra kas? Charakteristikos, skaičiai, santykiai įvairūs. Bet kaip tai veikia? Konkrečioj gyvenimiškoj situacijoje, kiek tai tenka malonumo ir suteikia naudos, va čia yra klausimas. Ir mes dažniausiai šitą informaciją gauname įvairiose formos. Tik pasižiūrim kokie skaičiukai, bet ir kokį įspūdį paliko tiems žmonėms, kurie yra tais įrenginiais naudojasi. Va tarp forumo ir štai šitos produkcijos yra nedidelis, bet skirtumas. Ten anonimiški žmonės, mes jų nepažįstam dažniausiai, o čia yra žmonės, kurie vienaip ar kitaip yra pastebimi. Ir jų liudijimai galbūt yra šiek tiek kitokie ir galima net pratęsti temą laikui bėgant, galbūt patikslinti tam tikrus įspūdžius ir taip toliau. Aš palyginčiau mūsų eksperimentus savaitės, 2 kartais ir mėnesių ir 2 su kokiu nors daiktu, kuris, atrodo daiktas, iš tikrųjų tai tampa tikrai gyvenimo dalimi kažkuria prasme, ar tai būtų telefonas ar fotoaparatas.
vis dėlto lyginčiau su tuo, kad kai mes renkamės savo kokį nors gaminį parduotuvėse, interneto parduotuvėse arba ypač gyvai parduotuvėse, tai yra esminis skirtumas. Todėl, kad mes galime užėti bet kurį prekybos centrą, kuriame prekiauja elektroniniais produktais ir matysime daugybę žmonių, skirtingų kartų, jaunesnių, vyresnių, kurie dviem metodais, reiškia, bando pasižiūrėti tos daiktus ir vienas iš tų metodų yra dažniausiai toks populiariausias, tai ateini, pasižiūri tau patinkantį daiktą, paprašai jungti arba pats įsijungi, šiek tiek pavartai, jeigu tai yra kokia nors planšetė. Na ir geriausia atveju paklausi vadybininko kokio nors salėje vaikščiančio, tai kuris čia geresnis už tą kainą ir kažkas panašaus. Ir tas prisilietimas yra iš tikrųjų, neva patirtis, o yra tokia trumpa, tokia minimali, kad tu nespėjai net fiziškai pasakysiu vieno dalyko, net nespėjai apšiltis tų daiktų. Juk dezorientuojate dažnai. Iš esmės taip, nes daiktai, kuriuos ir mes bandėme, tarkim, išmaniai telefonai. Vienas dalykas, kai jį pasižiūri, pirmas, kai prancūzai ragauja patiekalus, tai akimis pradžiai, apsišniukštinėjai, apsiuostinėjai, apjunginėjai. Po to, kaip Edmundas sakė, atlieki tokį juodą parengiamą darbą, kiekvieną kartą visą savo paskyrą susidedi, tai yra padarai tą daiktą kaip savo, kaip jį nusipirktum, turėtum kaip savo. Ir pradedi naudoti ir labai greit supranti, pavyzdžiui, kad tas apšilimas kartais būti gali iš tikrųjų tikras apšilimas, nes, pavyzdžiui, daiktas kaista nuo naudojimo, šyla. Arba atvirkščiai, veikia kuo puikiausiai. Lygiai taip pat ir su bet kuriuo kitu įrenginiu, netgi, kokiu nors efektyvesniu, nauju funkciniu, kokiu nors įvestu, pavyzdžiui, patobulinimu. Tai aš vis dėlto sakyčiau, kad tokie eksperimentai, kokius mes darom, jie tikrai nepretenduoja į tiesą, vienintelę tiesą, kad yra patogiausias, geriausias, kokybiškiausias įrenginys visiems. Todėl, kad scenarijai gyvenimo skirtingi, Edmundas apie tai dažniausiai kalba. Bet man kaip žurnalistui, pavyzdžiui, labiausiai įdomios buvo funkcijos susijusios su tuo, kad tu galėtum aplinkui maksimaliai įdomiai viską gerai, patogiai fiksuoti, garsą, vaizdą, kitus dalykus ir jais dalintis. Su draugais, su bičiuliais, socialiniai tinklai, elektroninis paštas, kiti panašus dalykai, kai kurios įdomesnės funkcijos susiję su praktiniu panaudojimu scenariu. Tai aš atradau, kad savaitės, 2 arba mėnesio bandymas tikrai yra visiškai kita patirtis, negu tu rinktum daiktą internete, tik pagal charakteristikas arba vaizdelius. Ir tikrai visiškai kitaip, negu tu net neva pabandytum tą daiktą minutei, 10-15 prekybos tinkle. Ir ta patirtis, aš drįstu spėti, dažniausiai yra kardinaliai skirtinga negu tik pirmasis įspūdis. Tikrai kardinaliai skirtinga. Ir jeigu kas nors turėtų galimybę gyventi pagal mūsų scenarius, aš visiems labai rekomenduočiau. Tai yra pasinaudoti, pavyzdžiui, yra tokia galimybė nusipirkus daiktą po porą savaičių grąžinti, jeigu jis tavęs netenkina. O įdomu, elektronikos prekiam juk negalioja turbūt batų taisyklės. Turiu galvoje, kad batus gali grąžinti, jei jie spaudžia arba tiesiog nepatinka. Elektronikos prekės priklauso kokios elektronikos prekės, jos irgi turi skirtingus garantinius etapus, skirtingus garantinius dalykus, ne kiekvienam vienodai galioja. Kaip sakant, jeigu tai bus koks nors, reiškia, elementas pakrovimo, tai greičiausiai nelabai galės, jeigu jis kokybiškas grąžinti ir panašiai. Bet aš tik norėjau pasakyti, kad vis dėlto tie bandymo kažkokie terminai, savaitė arba 2, kurie nustatyti daugelį šalių, ypač Amerikoje, yra madinga išbandyti daiktą naują. Aš manau, kad jie dažnai pakeičia šiek tiek požiūrį, kai kada nemaloniai. Mūsų atveju, kas mane nustebino, kad dažniausiai vis dėlto pakankamai malonus buvo įspūdžiai, todėl kad mes bandėme ne šiaip savo daiktus. Dauguma jų buvo taip vadinami kokybiniai, labai flagmanai, jeigu tai žiūrėsim, reiškia, iš reklaminių šūkių, bet sakykime, tai yra kokybiški pakankamai produktai, kurie yra rinkoje dažniausiai geriausi arba beveik geriausi pagal bent jau formales techninės charakteristikas. Tai nusivilti tais daiktais iš karto labai sudėtinga, net jeigu labai norėtum. Mes netgi kartais stengdomės padiskutuoti, ieškotų blogybių, bet lygindamas su tuo, ką tu bandėjai prieš savaitę arba mėnesį arba prieš pusę metų, dažniausiai susiduri su iš principo geresniu daiktu. Ten irgi atsiranda sava gradacija. Kai naudoji, matai, tas labiau tinka, tas labiau prie rankos gulasi, o tas mažiau. Bet matyt, kad čia jau kito lygio dalykai. Čia jau kiek žmogus yra įpratęs prie ankstesnių daiktų. Net individualus požiūris, pavyzdžiui, kokius nors tuos pačius išmaniuosius įrenginius, kuriuos mes naudojamės. Tai mes patys esam, mūsų kompanijoje ir Arnoldas būdavo, reiškia, ir Džiugas, ir mes matėm, kad mes esam šiaip gyvenime naudojasi dažniausiai pagal savo priimtinus visai skirtingus parametrus. Vieniems labiau tinka, pavyzdžiui, Android sistema, kitas mėgsta iOS. Čia Dainius Radzevičius paminėjo Arnoldą Lukošių ir Džiugą Paršonį, du ekspertai, kurie kiek kitaip, skirtingai, bet taip pat stengiasi būti
įtraukti į tą kasdienio vartojimą, įvairių gražių, įdomių prietaisų kasdienio vartojimo. Čia norėčiau pabrėžti ne tik tai prietaisų, bet ir paslaugų. Ne tik tai prietaiso kaip daikto, bet įvairių tų prietaisų junginių. Ir norėdamas, reiškia, pratęsti Dainiaus mintis, aš norėjau pasakyti, kad kadangi jis pradėjo nuo patirčių trukmės, tai patirčių trukmė ten 15 minučių parduotuvėje, tai yra viena patirtis, jau kai daiktas patenka mums ir jis išbūna minimum po porą savaičių. Greitukas ir lėtukas. Tai galiu pasakyti, kad po poros savaičių būna kitas įspūdis, po mėnesio dar kitas, po poros mėnesių dar kitas. Ir aš galiu pasakyti, kad būtent tos patirties dinamika, jinai yra pats įdomiausias dalykas. O flagmanus, sakydamas, aš turiu visai omeninę reklaminį šūkį, o tai, kad kiekvienas gamintojas, kiekvienoje kategorijoje gaminių gamina kažką, ko parametrai yra ribiniai tam gamintojui tuo metu. Kitaip tariant, sudėtos visos maksimalios technologijos, kuriomis šitas gamintojas gali prisistatyti. Tai nereiškia, kad vartotojai, kurie mūsų klausosi arba nesiklauso, turi būtent orientuoti į tos flagmanus, nes kiekvienas stengiasi optimizuoti savo išlaidas ir perka nebūtinai profesionalų fotoaparatą tam, kad fotografuoti ten vieną kitą kartą savo kelionę, jo labiau, kad jis per sunkus kelionė. Tai perka kažkokį paprastesnį gaminį, bet žinodamas atsiekimus vieno, kito, trečio gamintojo, į ką tas gamintojas orientuotas, kokius maksimalius inovatyvius sprendimus pritaikė savo tam gaminyje, televizoriuje, aš nežinau, skalbimo mašinoje, daugelį kategorijų daiktų. Skalbimo mašinų mes dar neapžvelginėjom, bet aš manau, kad ateis ir joms laikas. Tai po to, kai žmogus daro optimizavimo sprendimą, jisai perka ne patį daiktą, bet jisai žino, ko galima tikėtis, nes viena arba kita technologija yra būdinga konkrečiam gamintojui. Mano rankose Sony dabar fotoaparatas, reiškia, tai mes žinome, kad Sony jutikliai yra montuojami ne tik tai Sony gaminiuose, bet aš fotografuoju pagrinde Nikono fotoaparatu. Tai Nikono fotoaparato vaizdo jutiklis yra būtent Sony gaminys. Dar baisiau, mes žinome Samsungą kaip komponenčių gamintoją, kuriuo šeriami beveik visi gamintojai pasaulyje. Bet pats Samsungas savo brangiausiuose ir labiausiai reprezentatyviuose telefonuose naudoja ne savo Samsungo vaizdo jutiklį, bet to paties Sony video jutiklį. Bet yra čia pat kitas paradoksas, jau sykį paminėjau. Pats Sony, turėdamas visą technologinę liniją, tame tarpe ir programinį įrangą, kaip bebūtų keista, dažnai nesugeba nukonkuruoti tų gamintojų, kurie panaudodami jo jutiklį padarė irgi tą patį prietaisą, kaip apie fotoaparatą kalbame, ir jam nepasiseka pasiekti tokių pat parametrų gerų jau galutinio produkto nuotraukos, kaip tam pačiam Nikonui, nežinau. Tai fotoaparatas ne tik jutiklis, yra dar šiek tiek ir optika, bet kadangi čia apie Sony prašnekam, Karlo Zeiso optika yra dalykas rimtas. Ir čia jau galima, kai jau jie pradėjo žaisti būtent tokio lygio žaidimus su šita optika, tai galima tikėtis, kad iš tos alfos galima išgauti kokią nors Nikono vertą nuotrauką. Mes būtinai apžvelgsim ir šitą gaminį. Čia yra Alfa 7S. Reiškia, tie, kas šiek tiek domisi fotografija ir tavo, Dainiau, bandomame to paties gamintojo Sony telefone yra 20 megapikselių kamera, mano rankoje yra Nautas 4, kuris turi 16 megapikselių kamerą. Nepatikėsit, šitas profesionalus pats brangiausias linijoje gaminys yra 12 megapikselių. Ir kad ne 1 megapikseliai lemia, mes tai jau žinome, mes jau bandėme ne kartą. Visiškai teisingai. Tai užtat aš tik tai noriu pasakyti, kad mūsų laukia labai įdomios naujienos ryšim su kai kuriais gaminiais, dar žiūrint į ateitį, ir užtat, reiškia, tas mūsų vienos kitos įžvalgos išgirdimas, pasiklausimas gali būti naudingas mūsų žiūrovams klausytojams. Juolab, kad mes dažnai kalbame ne tik tai apie gaminius ir paslaugas, bet būtent įžvalgos ir patys įvairiausi patarimai, pradedant nuo programėlių naudojimo apsų ir baigiant, reiškia, apsisaugojimu nuo virusų ar socialinių tinklų pačių įvairiausių grėsmių
ir taip toliau. Galima aš apie pavojus, nes šituo keliu žengiant yra ir jų pavojų. Na, tarkim, tapti įkaitų tam tikrų labai gražių, išmanių ir svaigiai sukonstruotų prietaisų. Ir būtent apie juos šnekant, tapti sąmoningai, pusiau sąmoningai ar nesąmoningai reklamos agentų. Mesgi šnekam dabar ne vien apie prietaisus ir ne tiek apie prietaisus, kiek Edmundas patikrina apie paslaugas, apie tai, kaip tie prietaisai įsipaišo į mūsų kasdienį gyvenimą. Ir tinka labiau ar mažiau toks mūsų įvairių poreikių aptarnavimo mechanizmas. Tai va, kai taip pakreipiam, tai tuomet prietaisai į antrą planą keliauja, o į pirmą, kaip šiaip šiuolaikinis žmogus šitam išmaniam pasauliu sugeba orientuotis. Ko jis iš jo norėtų? Kartais norėtų, kad jį paliktų ramybė ir tam reikalingas labai išmanus prietaisas. Nebūtinai išmanus, kaip tik po išmanaus prietaisų gali norėtis ramybės. Aš pavyzdžiui, čia kaip tik turiu Edmundo minėtą šitą soninį aparatą ir visai puikų Nokia mygtukais, patobulintą aparatą, prie kurio aš grįžau skambinimui irgi išbandymui tada, kai supratau, kad man reikia labai dažnai skambinti ir skambinti tokiu būdu, kaip man patinka, reiškia labai mažas aparatas ir tik skambinimui skirtas, daugiau niekam. Ir, iš karto įvairovė. Tie scenarijai gyvenimo atsiranda kartais iš tikrųjų gyvenant ilgesnį laiką ir žinant, ko to daugiau reikia kažkurio momentu, ko mažiau. Pavyzdžiui, yra tas scenarius, apie kurį Edmundas minėjo, gyvenimo būdo vis dėlto, pavyzdžiui, darbo metu, laisvalaikiu, jisai labai dažnai skiriasi. Žmonės laisvalaikiu, pavyzdžiui, iš tikrųjų, ar savaitgalį, ar šiaip išėję mėgsta gal gamtą, fotografuoti dar kažką. Žmonės kartais dirbantis dienos metu, priklausomai nuo kur tu dirbi, ką tu dirbi, galbūt tau šis nereikės ne vienos nuotraukos padaryti, gal tau reikės tik tai paskambinti, atsiliepti, žinutę parašyti, pavyzdžiui, trumpai. Bet turėti fotoaparatą tai yra psichoterapijos aspektas. Aš tik tai sutikdamas su... Turėdamas jaučiasi žymiai saugiau. Taip pats, ką minėjote, yra turėjimas, iškisi daiktų, yra irgi tam tikras atradimas, ypač kai mes kalbame apie išmaniuosius įrenginius susijęs su tokiu scenarijum, kaip, pavyzdžiui, nuolatinių tų daiktų pakrovimo. Elektros prietaisai, reikalauja tinklo, reikalauja daugybės dalykų ir tada tam, kad tu galėtum jį pakrauti, reikia nešiotis pakrovėją, kadangi pakrovėjo nesada užtenka, reikia turėti tada akumuliatorių nešiojimą ir gali būti, kad vieną daiktą aptarnauti, tau reikės 2, 3, 4 daiktų ir po kiek laiko sakysi, gal man nereikia to daiktų kiekvieną dieną, todėl kad yra kitas visai scenarijus. Kita sistema vadinasi, kai galima padėti daiktą ant kito daikto ir tuomet jisai... Indukcinis pakrovimas. Tai mes... Bet jisai kaip tik nėra sveikas, nes jisai spinduliuoja aukštos energijos, reiškia, kad ir nedidelio dažnio elektromagnetinė spinduliuotė. Ir turėdamas fiziko, reiškia, kvalifikaciją galiu perspėti, kad šitokių dalykų šiaip kaip jau ir reikėtų vengti. Ir geriau kontaktiniai pakrovėjai. Čia pakrovimo čia tas daugiau... atvejis, kai gauni blondinį ilgakoją, tai gauni visus tuos, kuriems jį patinka. Į komplektą. Tai aš tik galvoju, kad mes 100 laida ir kad ne visai įkyrėtume patys savo ir kitiems, tai manau, kad įdomiausia būtų turbūt visiems savo išvadas po tiek išbandymų, kas pasikeitė. Aš papasakau, Gina, jau tau kaip pabandžius. Aš irgi viską pasakiau, man pabandžius viskas buvo gerai. Viskas gerai. Bet aš bandžiau pradėti nuo to ir darsi, kad kreipsiu dėmesį. Mano galva, tas komentaras įvairių dalykų, kurie mus informacijos pavidalu tiesiog ne tai, kad dabar jau spaudžia, čia netgi ne presas, čia plėšo į gabalus. Tau kiekvieną kartą sako, tu turi daiktą, bet tu gali nusipirkti dar geresnį. Už nedidelę plus sumą dar ir tuose varžybose dalyvauti tave tiesiog išprovokuoja. Labai norėtųsi, kad atsirastų inkarai kažkokie, atsirastų žmonės, kurie pasakytų, daiktas yra tik tai dalis to, ką gali gauti. Svarbiausia yra funkcija, gyvenimo būdas. Koks tu žmogus esi, kam tau jo reikia, kokiu būdu tu integruosi. Ir kada tau taip aiškiai, suprantamai ir nesuinteresuotai išdėlioja įvairius scenarius, tada bent mano tipo žmogui yra žymiai aiškiau. Tada aš neplėšamas tų visų pikselių. Bet mes tą ir norim pasakyti, turbūt dažniausiai ir bandom pasakyti, kad ne viskas, ką mes čia bandėm, yra gyvybiškai būtina. Vėlgi, tik patikslinsiu, dėl tų megapikselių, va čia yra svarbus aspektas. Kaipgi atrodė? Na, reikia atrasti kažkokius kriterijus.
kuo daugiau, 20, 25, 3. Dabar jau sakom mes, kad Tai neišprotėkime. aš manau, kad mes kaip tik tie, kas mūsų Poryt LT svetainės YouTube'inio kanalo ir Facebookinio kanalo dar nežiūrėję, tai jie gal nežino, bet mes, o tie, kas žiūrėjo, žino, mes sąmoningai stengiamės techninius parametrus nesakyti. Ir kalbame jau, turėdami šiokios tokios patirties, kiekvienas iš mūsų savo reakcijas, įžvalgas ir pastebėjimus, būtent jau integralių tų daikto savybių, ką mes iš jo gavome, ar buvo patogu naudotis, kokios buvo pastabos ir taip toliau. Ir tai veda prie dviejų dalykų. Pirmas dalykas, kad žmogus visumoje neužsiciklintų ir turėtų aišku kriterijų, nuo kurio momento atsiranda tas fazinis virsmas, kad jau jam reikėtų atsisakyti savo seno daikto ir judėti link naujo. Iš kitos pusės, kad galima būtų mokytis iš svetimų klaidų galų gale. Mes tam tas klaidas darome, tam stengiamės atpažinti stipriasias, silpnasias vienos paslaugos arba gaminio pusės arba, reiškia, kažkokią tai junginio nevykusi dalyką, nuo kada atsiranda jau tas savybės, kada daiktas apskritai yra reikalingas. Ir tai turėtų padėti žmonėms tiek sutaupyti lėšas iš vienos pusės, iš kitos pusės didinti savo efektyvumą, kai jau tu daiktą galbūt netgi jau ir turi ir jau įsigijęs. Tai čia tas labai svarbus momentas. Be to, aš manau, kad mes žaisdami su tais daiktais nepamirštam nei patys, nei perspėti nuolat apie tai, kad ne daiktuose esmė, o dvasinėse vertybėse. Tai iš tikrųjų, galbūt ir dėl to technokratinio požiūrio stengiamės vengti. Nors tas... Ir dėl to stengiamės neprisirišti prie tų daiktų. Tikis atkeliavo, išbandėm, atidodam ir bandom kitą. Tai nelabai visada geras požiūris, bet ką jau dabar daryti. Bet su technika aš manau, kad reikia iš tikrųjų galvoti, kad tas... Tai nesavitikslis yra. Taip, nesavitikslis ir ypač dėl tos ir pačios reklamos, apie kurią aš minėjau, kartais tie žodžiai, terminai, mėgstamos frazės ir ypač, kai tu nueini tą centrą, ko pačiupinėjai pirmos sekundės, jausmo, kad yra daiktas visam gyvenimui tau reikalingas ir be jo negali gyventi. Tai aš manau, kad reikia atsisakyti to požiūrio ir vis dėlto labiau orientuotis į scenarius. Ne tai, ką tu šiuo metu pajutai maždaug prilietęs ten, reiškia, kažkur, arba išgirdęs techninius parametrus su megapikseliais, tais pačiais, apie kuriuos minėjom, kad neišprotėtum nuo jų. Tai manau, kad mūsų toks tikslas ir išliks. Tai šitą optimistinę gaidą. Aš čia beveik visą laidą laikiau rankoje Sony fotoaparatą, pripratau prie jo kaip prie savo, taip sakant, ką jau dabar darysi, kai Dainius pasakė, linksmas ir malonus dalykas yra išbandyti ir po to bandyti kokį nors kitą. Galima būtų prieštarauti, bet tai turbūt yra mūsų tolesnio bendradarbiavimo dalykas. Ačiū visiems. Sveikinu su jubiliejumi, turiu galvoje čia jau bendresnį tą kontekstą. YouTube'inės jubiliejus 100 laida, kalbėjausi, mes visi čia kalbėjomės, kartu su Dainium Radzevičium, žurnalistu, ir Mandu Babensku, išmaniuoju ekspertu. Komanda Poryt ir komandos Poryt adresas internete poryt.lt. That's right.